Labą dieną. Ne, mano disertacijos šitų temų nebuvo, bet jos mane ištiko jau gerokai po disertacijos ir ištiko per labai tokias, sakyčiau, jautres, asmeniškas patirtis, susitikus su garbingo amžiaus žmonėmis, kuriuos mes lankėm folkloro ekspedicijose. Tai mano ši tema, pradžioje aš norėčiau gal porą paaiškinti dalykų. Pavadinime figūruoja bendruomeninė lietuvių kultūra. Šitą savoką aš labai kryptingai pasirinkau, siekdama apibendrintai pasakyti, na, kaip čia, pačia plačiausia prasme. Ir kartu bandydama atskirti bendruomeninį pradą nuo individualiojo prado, nes jis man šiuo atveju yra labai svarbus, nes aš kalbėsiu būtent apie sapnus bendruomeninėje kultūroje, kurioje, kaip čia pasakius, individualių patirčių mes rasime labai nedaug, arba jeigu rasime, jos visos bus išreikštos per bendruomeninius naratyvus. Ir taip pat pavadinime atsispindi žodis oneriniai naratyvai, tai čia pat užsiminsiu, kad šita savoka yra patogi tuo, kad kartais tyrimuose randame sapnų pasakojimai, o kai mums reikia pasakyti šiek tiek plačiau apimančius dalykus, tai labai praverčia tas tarptautinis terminas oneriniai naratyvai. Labai trumpai apie tai, ką aš norėčiau suspėti per tą trumpą pusvalandį nepilną, o norėčiau pristatyti sapnų tradiciją lietuviškoje bendruomeninėje kultūroje per tokius 4, mano galva, svarbius punktus. Tai yra, kad patys bendrieji aspektai, kuriuos aš jau pradėjau šiek tiek minėti, toliau, na, sakyčiau taip, sapnai susijęs su gyvaisiais ir gyvenimu, tai bus šiek tiek minčių apie vadinamosius vedybinius sapnus. Toliau labai svarbi sritis, tai yra mirties ir laidotuvių tema ir sapnai juose figūruoja labai stipriai, kiek spėsiu, tiek pristatysiu. Ir labai norėčiau, kad minutė kita dar liktų tokiam populiariam ir labai kartais mūsų paviršutiniškai suprantamam, bet įdomiam dalykui, kaip sakytiniai rašytiniai sapnininkai. Dabar kalbėdama tuos bendresnius dalykus, aš šiek tiek užsiminsiu apie šaltinius, iš ko jau tikrai daugybę metų, daugybę žmonių bando pažinti sapnų folklorą, sapnų tradicijų istoriją. Tai iš tikrųjų mes turim sapnų paminėjimų senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose, apie juos aš šiandien nekalbėsiu, bet aš privalėjau juos paminėti, nes iš ten ateina mums Gedimino sapnas, iš ten ateina daugybė kitų baltų kraštus lankiusių keliautojų, misionierių, užuominų, kaip sapnas figūruoja tam pačiam seniausiam klode. Dabar medžiaga, kurią ir aš šiandien naudosiuosi ir kuri yra plačiai besidomintiem prieinama, tai yra sapnų pasakojimai, liaudiško sapnininko duomenys iš 19-20 amžiaus. Sakau labai aptakiai, nes būtent nuo 19 amžiaus, kada buvo pradėta apskritai fiksuoti lietuviškasis paveldas, sapnų pasakojimai tam tikrų pavydalų jau patenka į rinkėjų, tyrėjų ir publikuotojų akiratį. Ir kaip visiškai atskirą šaltinį labai noriu išskirti jau pačius naujausius pastarųjų dešimtmečių darbus mano kolegų ir iš dalies mano pačios, kada jau išsamus, kaip mes sakome, oneriniai naratyvai, tai yra užfiksuojami kaip žmonių gyvenimo istorijų dalis ir šitie užfiksavimai, šitos gyvenimo istorijų dalis jau mums leidžia gerokai praplėsti sapnų tradicijos lauką. Čia pat dar iš bendrų dalykų mes turėtumėm, fiksuoti tokį vieną momentą. Sapnų tradicijos, sapnų bendruomeninio lauko mes tikrai nebūsim pajėgus pažinti, jeigu nepasistengsim šiek tiek atsisakyti savo dabartinio individualistinio gyvenimo ir atsigręžti kiek galėdami į tą prieš, sakyčiau, dar gerą šimtmetį gyvavusi bendruomeninį gyvenimą, kuriame atskirtybės nebūta ir kuriame individualių patirčių taip pat, kaip aš sakiau, būta mažai. Ir štai ten sapnų tema, jeigu aš taip galėčiau pasakyti, jinai ateina kaip
apskritai viso žmonių gyvenimo, bendruomeninio gyvenimo dalis. Sapnų tema nėra atskiriama nuo apeiginio konteksto gyvenimo įvairių progų, nuo papročių praktikavimo ir panašių dalykų. Tai tam žodžiu sapnų tradicijos suvokimui labai reikia, kiek įmanoma ir atsigręžti į bendruomeninį būvį. Ir kaip minėjau, kad tokios dvi kategorijos, kurios man labai rūpėtų čia paminėti, tai sapnai, sakyčiau, apie gyvenimą ir sapnai apie mirtį. Sapnai apie gyvenimą, pasirinkau bene labiausiai, kaip čia, sapnų praktika, iš sapnų pasakojimų, sapnų aiškinimų ir apskritai sapnavimo, norėjimo sapnuoti erdvę, tai vestuvinių papročių lauką plačiaja prasme. Ką turiu omenyje? Praeis kelios dienos ir ateis Švento Andriejaus diena, ir kuri, kaip žinome, jau žymės Advento pradžią. Ir turbūt daugelis iš mūsų žinom, kad senojoje tradicijoje nuo Andriejaus dienos, tai yra nuo lapkričio galo, per visą Advento laikotarpį, folkloriniai mūsų tradicijoje, tai buvo ir šiaip ypatingas laikas, bet kartu tai buvo laikas, kada jaunimui buvo daug galimybių bandyti nuspėti savo vedybų partnerį. Ir turint omeny vėlgi tą bendruomeninio gyvenimo lauką, reikia pabrėžti, kad svarbesnio dalyko jaunimui ir tam tikrą prasme jų tėvam iš tikrųjų nebuvo, kad reikėjo rinktis arba ne tik ekonominiais interesais paremto pasirinkimo daryti, bet ir šiaip ieškoti, tikėtis viltį, už ko tu ištekėsi arba ką tu vesi. Aišku, mūsų medžiaga rodys daugiau merginų patirtį, nes čia tai buvo visada, kad visais laikais folkloras buvo daugiau renkamas iš moterų negu iš vyrų. Tai dabar aš tiesiog pateiksiu. Čia yra keletas pavyzdžių ir kol jūs juos skaitysit, aš pabandysiu apibendrintai pasakyti, kad tas tradicinis, žodžiu, būsimo sutuoktinio nuspėjimas, jisai yra labai, bus panašus daugelį tokio pobūdžio pasakojimų. Kas yra svarbu? Svarbu yra atlikti tam tikrus veiksmus prieš miegą. Reiškia pasiruošti, padaryti tiltą, pastatyti vandenį, tiltas gali būti šiaudelis, taip pat padėti vienus ar kitus daiktus po pagalvę. Įvairovė šitų pasakojimų iš tikrųjų pritrenkia, jų gali būti labai, bet modelis išlieka visų tas pats. Kaip sužinoti, kaip gauti žinią, kas bus tavo partneris visam likusiam gyvenimui. Čia dar reikia pasakyti, kad esama nemažai pavyzdžių, kada šita simbolinė praktika yra perkeliama iš Advento laikotarpio į joninių laikotarpį. Taip pat, net sakyčiau, galima būtų sakyti, kad Palatvijai yra užrašyta visai nemažai tokio pobūdžio tikėjimų ir praktikų jau susijusių su Švento Jono diena. Dabar simboliška tai, kad veiksmai, kurie yra atliekami, tai yra, aišku, tai yra maginiai veiksmai, bet jie yra simboliški dar ir tuo, kad yra nemažas ryšys su sėklom, ko aš čia net pavyzdį neįdėjau, bet senesnieji pavyzdžiai rodo, kad norint susapnuoti savo išrinktąjį, sužinoti, kas jis toks, reikėtų berti aplink šulinį sėklas. Dabar kas man, tarkim, yra labai svarbu, šitie pavyzdžiai, kuriuos mes čia skaitom, yra fiksuoti beveik prieš 100 metų. Ir jie atspindi, kaip buvo užrašoma sapnų tradicinė medžiaga. Tai yra, nebuvo gilinamasi į asmeninę žmogaus patirtis. Tiesiog užrašomi kaip, kaip tradiciniai folkloriniai faktai. Buvo praktikuotas tas tikėjimas ar nebuvo. Ir apibendrintai paskui pateikiama folkloro rinkiniuose. Ką mums duoda šiuolaikiniai folkloro tyrimai? Dabar jau gal mažiau, bet prieš 20-30 metų buvo puikia galimybė pakalbinti garbingo amžiaus moteris, tas, kurios iki šiol buvo įsitikinusios, kad kadaise jaunystėje atlikus tą Advento laikotarpių burtą, išvystas sapne vaikinas yra tikrai jos dabartinis vyras. Pateiksiu vieną
pavyzdėlį. Čia žodžiu, tiesiog čia pokalbis su pasakotoja, iš kurios buvo bandoma paklausti, kaip jinai atpažino. Ir jeigu jūs dabar skaitydami atkreipsi dėmesį, čia vyrauja mėlynos akys. Žodžiu, jinai yra tikra, kad tada seserų paraginta atlikusi tą svarbų veiksmą, jinai, žodžiu, po kiek laiko atpažino savo vyrą, su kuriuo gyveno iki pat vyro mirties. Dabar, ką aš dar turėčiau užsiminti, kad panašaus pobūdžio vedybiniai sapnų pasakojimai yra būdingi ne tik lietuviam. Latvių sapnininko duomenys rodo tą patį, teko girdėti ir skandinaviškose tradicijose, ten yra nesūrus maistas valgomas, o košė, gal ir daugiau ko yra. Ir nepaprastai šita praktika yra išplėtota slavų kraštuose. Tai čia yra tik, sakyčiau, vienas galbūt toks ryškesnis pavyzdys apie sapnus vedybiniuose kontekstuose, kuris mums iš tikrųjų atskleidžia, kaip sapnas yra inkorporuojamas į tą galimybę pamatyti, per sapną atskleisti pačius svarbiausius savo gyvenimo įvykius. Dabar laikas spaudžia ir pereinu prie antrosios svarbios sapnų naratyvų grupės. Ir čia jau bus sapnai, apibendrinant tariant, sapnai apie mirtį. Sapnai mirties ir laidotuvių kontekstuose. Kad būtų, sparčiau, pateiksiu keletą tokių išgrynintų pavyzdžių, vadinamųjų tradicinių draudimų, susijusių su mirusiųjų, kaip čia pasakius, sutinkamų atsisveikinimu su mirusiais ir nepainiojimu jokių būdų gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Kas yra svarbu, kad sapnas mirties temoje, man atrodo, labiausiai aktualizuojamas ten, kur reikia nustatyti deramą santykį su mirusiu žmogum, mirusiu artimuoju. Ir dar drįsčiau pasakyti, kad bendruomeniniai tradicijoje sapnas buvo, galima sakyti, vienintelis, legalus, deramas, pripažįstamas būdas iš tikrųjų, susisiekti su mirusiaisiais ir sužinoti, ar jiems ko nors netrūksta po mirties. Ir čia turėčiau pabrėžti tokį dalyką, kad senieji sapnų pasakojimai niekada nebus pasakojimai apie pačios bendruomenės gyventojus, ką jie sapnavo, kokia buvo jų kasdienybė. Iš tikrųjų, viskas didžiąja dalimi yra nukreipta į mirusių artimųjų gerovę. Nebuvo galvojama apie save, buvo galvojama, kaip padėti, kaip ištaisyti klaidas, jeigu jų buvo laidojimo paprašiuose, kad mirusiajam nieko nestiktų. Tai pozicija, kad nevalia kviesti mirusiųjų pasirodyti sapnuose, išryškėja tiek senuosiuose užrašymuose 19-20 amžiaus pradžios, tiek yra tekę girdėti daug pasakojimų, kuriuose seni žmonės tiesiog, jie neišreiškia, jie nepasako, kad aš žinau, kad negalima kviesti į sapnus, bet iš jų pasakojimų sapnų tu supranti, kad tas draudimas, tas tradicinis draudimas veikia. Jis veikia kaip kultūrinė norma nepainioti gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Pasakojimuose atsispindi, kad jeigu žmogus iš savo liūdesio ar iš savo nevilties, ar dėl to, kad jam yra sunku gyventi be mirusio žmogaus, pradeda kviesti mirusįjį apsilankyti bent sapne ir pasirodyti, tai paprastai tas sapno pasakojimas baigėsi tokiom širpokom detalėm, kad susapnavęs tą prisikviestą žmogų, aš nežinojau, ką toliau daryti, aš įsigandau, aš nesupratau, kas vyksta ir supratau tik tiek, kad daugiau niekada nekviesiu. Kitas momentas, kuris taip pat susijęs su laidotuvių, kaip čia pasakius, su to mirusiųjų ir gyvųjų pasaulio atskirimu, yra norma, kad nevalia per ilgai ir per smarkiai verkti mirusio žmogaus, o ypač mirusio kūdikio. Ir čia turim tokią labai stiprią bendruomeninę nuostatą, kuri veikia dar gerokai ir, sakyčiau, 20 amžiuje įsivažiavus. Žodžiu, motinos, kurios per daug įsiverkdavo savo vaikų, o čia pat galima suprasti, kaip tu gali neverkti, jeigu tavo kūdikis mirė,
Tikėtina, kad nebūtinai pačios susapnuodavo, bet pas jas ateidavo kaimynės arba jų giminaitės ateidavo ir sakydavo, aš sapnavau tavo vaiką. Sapnavau, kad jis skęsta vandenį, sapnavau, kad jam yra sunku nešti pilnus viedrus vandens, nes jis nespėja su kitais, todėl, kad tu jį skandini. Tu turi nustoti jo verkti ir tada jam bus lengviau. Ir čia pat turėčiau atkreipti dėmesį, kad šita kultūrinė norma, jinai yra labai veiksminga ir psichologiškai. Žodžiu, kaip čia pasakius, senai tradicijai aktualu, kad mirusysis atsiskirtų ir būtų ten laimingas savam pasauliui, o šiam pasauliui labai svarbu, kad motina neatiduotų gedėjimui viso savo gyvenimo ir toliau augintų kitus savo vaikus. Dar vienas jau prabėgom, pasakysiu, svarbus draudimas, tai yra iš tikrųjų drausta, kultūrinė prasme, plačiai drausta, tartis iš anksto, kad tas, kuris pirmas numirs, sugrįš ir pasakys, kaip ten yra. Ir čia turėčiau pasakyti, kad neįtikėtinai gajus buvo šitas tarimasis. Jį paliudija ne tik žodinė tradicija, jį paliudija net jau ir, sakyčiau, tokie 18-19 amžiaus bažnytiniai net raštai. Šitas motyvas yra nuėjęs net į legendas. Ir, žinojimas, kad negalima, kad tartis negalima ir kad nieko nebus, taip pat žmonių yra pabrėžiamas, todėl, kad negalima nieko painioti. Labai greit kviesiu užmesti akį vienos žemaitės pasakojimą, kurį perrašiau bendrinė kalba, kur jinai 101 metų močiutė labai apibendrintai, galima sakyti, perteikė šitą tradiciją, kad tarėsi su vyru, kad kuris grįž pasakys, o po to, kai vyras mirė, jinai jį sapnuoja ir sapne bando iš jo išklausti, nes jis pažadėjo. Ir kaip jisai jai užkerta, kad neverškis, nelysk, neprieisi, už gerus darbus gerų moka, už blogus blogų moka. Čia yra tik fragmentas jos ilgo pasakojimo apie tai. Žodžiu, draudimas galiojo ir buvo irgi tam tikra prasme veiksmingas kaip dviejų skirtingų pasaulio atskirimo priemonė. Ir dar labai paskubom užsiminsiu, bet apie bene svarbiausią dalyką – sapnų pasakojimus, sapnų interpretavimus sąsajos su pačiom laidotuvių apeigom. Tai yra su įkapių sudėjimu ir laidotuvių apeigų tinkamu atlikimu. Ir čia mes turim galybę pasakojimų, kada, žodžiu, jeigu mirusysis būdavo palaidojimas be batų, arba, kaip čia pasakius, tie batai būdavo netokie, kokių reikia, tai tikėtina, kad artimieji sapnuos ir tos batus teks grąžinti. Tai irgi labai paskubom, kaip iliustraciją įdėsiu palyginti neseną pasakojimą, atspindinti labai plačią kultūrinę tradiciją, kad kodėl reikalingi batai mirusiajam žmogui, mes galėtumėm sakyti, mes jau suprantam, todėl kad mirtis yra kelionė. Ir iš visų įkapių avalynė yra bene svarbiausias dalykas, nes be batų tu toli nenueisi. Ir etnografiniuose laidotuvių aprašuose nuo pat XIX amžiaus yra batam, galima sakyti, skiriama atskira eilutė. Sakoma, jeigu batų negalima užmauti ant kojų, privalu juos įdėti į karstą, bet palaidot be batų negalima. Ir šiuo atveju dzūkė moteris pasakoja, kad jinai išgyvena dėl sūnaus palaidojimo be batų. Ir, žodžiu, jinai kai mirs, tie batai turi būti per ją perduoti sūnui. Ir labai greitai, visiškai pabaigai, pusę minutės atkreipsiu dėmesį į liaudiškojo sapnininko ir rašytinio sapnininko tradiciją, kurią mes visi žinom, kurios apraiškų dabar pilna ir internete. Ir čia man buvo labai įdomu ir girdėti ir Eglės pranešime apie graikų tradiciją sapnus patirti ir aiškinti. Tai čia turim, sakau, pavyzdį, kada galima sakyti, kada iš plataus naratyvo yra ištraukiamos tik tai reikšmės. Ir viskas tampa labai anonimiška, bet labai populiaru. Šitos knygutės su knygnešiais atėjo pirmos į Lietuvą. Radosi žodiniai sapnininkai ir jie buvo be galo populiarūs. Ir kaip Domas Kaunas profesorius sakė, kad pirmuosius sapnininkus žmonės matyti tiesiog suskaitė, nes jų labai sunku rasti. Ačiū uždėmesi.